Kaip susikurti ilgalaikę nuorodą Zoom mitingų? Jeigu dirbate per naršyklę, prisijungite prie naršyklės, einame į Schedule Meetings ir susirašom My Meetings topic, tai yra pavadinimas, tarkim kažkuri tai klasė, 10 klasė, tarkim aš turiu dalyką IT, ar ne, ir tada galiu dar netgi įrašyti čia šitom topike ir valandą, kada aš jungiuosi, pavyzdžiui, ketvirtadienis, neberašau kažkur, ketvirtadienis, 10 valanda. Galima čia užsirašyti aprašą, nebūtina. Ir toliau ką darome? Nenurodome nei nuo kada, nei kurią dieną, einame tiesiog žemiau ir būtinai uždedam recurring meeting. Ką tai reiškia, ar ne? Tai reiškia, kad mes pasidarome dažną tokį dalyką. Everyday mums šito net nereikia ir ne kasdienį, o tiesiog pasirenkam, kad neužfiksuojame laiko, tai reiškia no fixed time, kada mums reikia, tada jungsimės. Kuo mažiau nustatymų nurodysim, mums patiems bus paprasčiau. Generuojama automatiškai, nenaudojame savo ID, slaptažodį galima keisti. Kad būtų mokiniams ar kitiems žmonėms lengviau, mes slaptažodį galime imti ir pakeisti. Tai pavyzdžiui, į paprastą žodį, tarkime, pamoka. Galima prirašyti skaičius 1, 2, 3, tarkim. Jokio skirtumo. Nenuimkite varnelės nuo waiting room, kad būtų tiesiog laukimo kambarys ir jums jisai veiktų, ar ne? Dabar su video. Starto metu hostui ar įjungta, ar išjungta. Jūs sprendžiate. Aš visada laikausi, kad man turi būti įjungta mano kamera. Aš tada įsitikinu, kad jinai veikia. O mokinių galite automatiškai išjungti, jeigu, tarkim, yra ryšys blogas. Jeigu tai yra susirinkimam ar kažkam, galima participant palikti įjungtą, kad jungiantis nebūtų trukdžių matyti veidus. Papildomos opcijos, pasirinkimai. Tai allow participant to join anytime, tai yra leidžiat prisijungti bet kuriuo metu. Tai leidimas gali būti varnelė. Antras punktas – išjungti besijungiančiųjų garsą. Tai yra, kad jie ateina su išjungtu. Šitoje vietoje aš palieku, kad mokiniai, jeigu ateina, tai jie patys ir pasilapina pačiai pradžioje, o tada jau išsijungia garsą. Trečias pasirinkimas – automatiškai įrašyti jūsų susitikimus. Šito aš niekad niekam nerekomenduoju. Jeigu reikės įsirašyti, jūs atskirai startavus vaizdui galite tai padaryti. Ir patvirtinti arba blokuoti tam tikras šalis, tam tikrus regionus. Šitos funkcijos aš irgi nenaudoju, nes tikrai duodu patikimai ir vaikai nebuvo to atveju man asmeniškai nutikę, kad kažkas jungtųsi ir neaišku kas. Ir viskas, tiek, kiek mums reikia, mes viską pasidarėm ir išsisaugojom. Kur dabar visą tai matyti, ar ne? 10 klasė, ketvirtadienis 10 valanda. Jeigu mes užeisime prie meetings, tai yra mano susitikimai, tarp šitų visų susitikimų galima surasti, ko gero tai, kadangi mano naujausias sukurtas, jisai eina į pabaigą. Štai va šitas, paspaudžiu aš ant jo ir matau aš jo visą vaizdą, ar ne? Galima dėtis kalendoriui, jūsų kodas idėja, slaptažodis, laukimo kambarys, nuoroda ir panašiai. Tai čia yra su
būtent internetu, ar ne? Interneto naršyklę, joje galite pradėti Start with Meeting, jeigu aš paspausiu, aš jį pradėsiu ir panašiai. Kadangi aš jo pradėti nelabai noriu, man nėra tikslo, aš jį uždarau. Viskas, užsidariau. Toliau, jeigu aš turiu programėlę ir norėčiau su programėlė dirbti. Turint programėliai, Home skiltyje mes matom tuos pačius pasirinkimus. Ar ne? Pradėti naują susitikimą, prisijungti prie kažkokio susitikimo, ekrano bendrinimas ir schedule. Mums jo ir reikia. Atsidarius pasirinkimo laukui, mes matome, ar ne, tą patį dalyką, kad čia yra topikas, tai yra pavadinimas, vėlgi čia galime įsirašyti, ar ne, pavyzdžiui, mokymai, geriausia, patogiausia, tarkime, 10 val, kurią valandą, nes aš nenustatinėju, kada man pradžia, kada pabaiga ir kaip ten viskas vyks, aš dedu varnelę recurring meeting. Aš noriu, kad man tai kartotųsi, kada man reikia, aš tą pačią nuorodą ir jungiu, jeigu vaikam reikia kažkuriai klasė susikontaktuoti, einam per pamokos šitą, susijungiam ir kalbam. Nėra apribojimo. Tada generuojam automatiškai, vėlgi slaptažodį galima keisti, galima nekeisti. Aš labiau mėgstu pakeisti, nes ir surenkant tam tikrą žodį yra lengviau, ar ne? Labas, tarkim. Ir vėl tie patys nustatymai. Video, hostui, vaikam ne, kalendorius. Šiuo atveju man mes į kalendorių, kai aš paspausiu. Ir tada dar yra papildomi nustatymai. Allow, tai reiškia prisijungti leidimas prie šito susirinkimo, bet kuriuo metu. Tai šitą varnelę užsidedu, kad vaikai galėtų 10 minučių, jeigu jie ruošiasi tam susitikimui, pasijungti ir turėti. Nededu varnelės, kad užtildyti juos. Jie moka, jie sugeba, jiem galima paaiškinti ir užsitildo. Ir nededu varnelės ant automatinio įrašymo. Ir tada jau spaudžiu Save. Paspaudus Save, vėlgi man grįžta pradinis langas. Kur tie mano mitingai? Tai yra štai čia. Aš turiu šone visus savo susikurtus susitikimus. Mano susikurti susitikimai, ar ne? Tas ketvirtadienis 10, kur kūriau internete, atsirado ir jau programėlėje, susikontaktuoja automatiškai esant interneto ryšiui. Galiu tiesiog imti, nukopijuoti prisijungimą, kvietimą ir dėti ten į pamoką ar kur reikia. Lygiai taip pat kaip ir kurtas dabar mokymai 10 valanda, ar ne, irgi vat yra. Ir tada, kada reikia, aš tiesiog užinu, startuoju, mokiniai turi nuorodą, irgi startuoja ir dirbame toliau. Jeigu tai jums naudinga, džiaugiuosi. Jeigu nenaudinga, nėra ką padaryti. Vadinasi, jau jūs viską mokate. Iki kitų kartų.